Labas, šiandien norėsiu pasikalbėti apie auksą, tai XAU USD auksas prie dolerio ir kaip nustatyti, iki kokios vietos galimai jisai kils, nes kadangi šią akimirką jisai kerta visų laikų aukščiausią vietą, tai aš tuoj pasidalinsiu savo ekranu ir pažiūrėsim, kaip naudojant Fibonacci Extension Tool galima tai padaryti. Tai tuoj dalinuosi ekranu. Ir mes išsiaiškinsim. Taigi, matote tikriausiai mano ekraną ir čia yra auksas, mes matome čia pasirinktas valandos time frame ir aš tiesiog užbrėžiau vieną liniją, įjungsiu dienos intervalą, kaip matote, prieš tai buvo čia aukščiausia vieta, vakar mes ją taip pat palietėm, vakar buvo spalio 16 diena ir kol kas šiandien einame aukštyn į viršų. Iš kur žinoti, jeigu mes norime atidaryti buy poziciją, jeigu mes norime pirkti auksą, iki kurios vietos tikėtina, kad eis. Tai ką aš padarysiu, aš paimsiu, įsijungsiu savaitės intervalą, tai kiekviena žvakė reprezentuoja savaitę. Ir mes pažymėsime žemiausią vietą ir aukščiausią vietą. Aš pasižymiu, būtent parodau, čia buvo žemiausia vieta ir čia buvo aukščiausia vieta. Ir mes galime pamatyti, jeigu naudojat paprastą Fibonacci įrankį ir einate nuo šitos žemiausios vietos, kadangi yra uptrend, eina viskas bendrai į viršų, kaip matot, jau keletą savaičių, paimam nuo šitos vietos ir braukiam iki aukščiausios vietos. Aš biškai pakeisiu savo Fibonacci į, sakykime, šitą. Ir matote, kad prieš tai buvusią savaitę pasiekė tam tikrą lygį, tai yra 0,382. Pasibandykite su Fibonacci įrankiu, kiekvienas būtent instrumentas, kurį galite treidinti, prekiauti, turi tam tikrą pomėgį pasiekti tam tikrą lygį. Tai čia įrankis, kur jei mes norime pamatyti, iki kiek pagrįžt atgal, nes kaip matote, kad ir keliauja visą laiką auksas į viršų, jis šiek tiek grįžta. Eina į viršų, šiek tiek grįžta. Tai būtent retracement tool parodo, iki kiek jis galimai gali grįžti. Ką aš dabar padarysiu, aš ištrinsiu šitą įrankį. Aš noriu pažymėti būtent šitą tašką taip pat, iki kur jisai nukrito. Tai mes turime 3 taškus. Žemiausia, aukščiausia vieta ir iki kur buvo retracementas. Ir aš dabar tiesiog ištrinsiu dėl patogumo ir parodysiu tą įrankį, kuris mums pasakys, iki kur galimai auksas gali keliauti. Tai čia yra kairioje pusėje, būtent štai čia Trend-Based Fib Extension. Pasirenkam šitą įrankį ir aš brėšiu būtent nuo tos vietos, kur prieš tai rodžiau, nuo apatinės, iki pat viršaus, aukščiausios vietos, swing high, ir iki tos vietos, iki kur buvo retracementas. Sustabdau, pažymiu ir mes matome galimai tas vietas, iki kurios keliaus auksas. Tai aš jas pasižymėsiu su būtent šiuo įrankiu Horizontal Ray, man tiesiog patogiausia 0,5. Čia pasižymiu su tekstu įrašau 0,5 extension. Ok, 0,618, taip pat pasižymiu dar vieną, 0,618 pasižymiu, su tekstu įrašau 0,618. Ir kai auksas kils į viršų, aš šitą įrankį galiu ištrinti, nes per daug spalvų, per daug visko, mes galime tikėtis, kad jis palies šitą ir tikėtina, kad reaguos nuo jo. Tai čia sužinosim gal šiandien bus naujienos, nepamirškite visą laiką pasitikrinti per Forex Factory, tai šiandien yra jau 17 diena, už geros valandos bus naujienos būtent USD, tai tikriausiai pajudins auksą ir žiūrėsim į kurią pusę, priklausomai nuo naujienų, bet pasiruošęs yra auksas judėti į priekį. Tai grįžtu aš prie dieninio ir matome, mes esame čia. Ar spės per šią savaitę pasiekti, ar nespės, žiūrėsim, bet kokiu atveju pamatysime greitų metu. Tai jeigu nori daugiau informacijos, kaip pradėti mokintis treidinti, rašyk į mano Instagramą raminta.gri ir bet kokiu atveju tai nebuvo finansinis patarimas, tai nėra finansinis patarimas, tai yra edukaciniais tikslais.
edukuokitės, mokinkitės, žiūrėkit, kaip galima prekiauti ir svarbiausia tai daryti atsakingai, ribojant savo riziką ir kol kas tiek, iki pasimatymo ir gero laiko.